ekscelencijos Minkaus kvietimu. Ir tai yra kaip padėkos koncertas, kaip tai koncertas jums, o mūsų tokio gražaus ilgamečio bendradarbiavimo, žinant ambasadoriaus gebėjimus ir stiprybę visuose postuose, kur jisai buvo palikęs ryškų pėdsaką. Ir tai mes ne vieninteliai, kurie atvažiuosim čia, jo kvietimu. Ir tikrai tai yra malonus toks jausmas važiuoti vidury žiemos ir išreikšti padėką jums už tuos darbus, kuriuos jūs darėte Lietuvos kultūrai ir Lietuvos muzikai. Visiems orkestro dalyviam dėkoju už tą dvasios palaimą, kurią mes gavom šį vakarą. Ir labai ačiū, mėly neringiečiai, susirinkusieji, už tas ovacijas, už tos plojimus. Aš juos suprantu, kad tai yra ovacijos gėriui, grožiai. Kiekvienas mes tą turime pakankamai daug gėrio ir grožio. Ir tas tiesiog prasiveržia ir mūsų brangioj bažnyčiai, klausytojų jūsų, šiandien pamatę jūsų gėrį, kurį jūs kuriate. Tad tiesiog norėtųsi visiems atsisveikinant su tuo koncertu pasakyti
Staptelkim, kartais sieloj tepliodami vienas kitą, pradėkim kurti labiau gerumo, padorumo daigus ir tada mūsų kelią laimins ir fortūna, ir likimas, ir Dievas. Gero jums vakaro. Labai įdomi asmenybė, Antanas Vinkus. Aš manau, kad taip save išugdyti gyvenimui gali tikrai tik tai tas žmogus, kuris gimęs daugiavaikiai šeimoje, kuris labai daug dirbęs ir išsaugojęs žmoniškumą ir žmogišką energiją kitam. Mūsų nepavadinsim bičiulystę, kaip sakant, bet draugystę jau daug metų. Ir tokia energija, tokia potencija, kuri plaukia iš jo kitam, yra retas atvejas tarp žmonių. Ir aš daug kartų esu patyręs jo be galo darbštumą, pastovumą, energiją, reikalavimus, domanojimus žmogiškumo. Suprantat, čia man jisai gyvenime yra labai didelis pavyzdys. Jo pažintim aš galiu didžiuotis.